Žmonės klausia, jei aš būsiu išgelbėtas, ar man reikės nustoti keiktis, ar man reikės nustoti pasigerti, ar man reikės nustoti užsimti seksu su bet kuo. Aš sakau, paklausykite, prieš man užduodami visus tos klausimus pagalvokite, nes galite visą tai nustoti daryti ir vis tiek keliauti į pragarą. Štai ką noriu jums pasakyti ir pasakyčiau tai visiems, kurie nepažįsta Kristaus kaip savo gelbėtojo ir visiems krikščionims, kurie galvoja, gerai, aš esu krikščionis, man reikia nustoti daryti tos dalykus. Prieš sudarydami sąrašą dalykų, kuriuos turite nustoti daryti, kol to nepadarėte, aš jums pasakysiu štai ką. Ieškokite Dievo širdies. Jei jūs kasdien atsikeltumėte ir sakytumėte, Dieve, aš noriu tavo širdies, aš noriu, kad tu sudaužytum širdį dėl to, kas sudaužo tau širdį. Aš noriu, kad tu duotum man savo troškimus. Biblija sako, gerėkis viešpačiui ir sutiks tau, ko geidžia tavo širdis. Tai nereiškia, kad jeigu aš gerėsiuosiu viešpačiu, aš galiu trokšti, ko tik noriu, ir jis man tai duos. Tai reiškia ne tai. Tai reiškia, kad jeigu tu gerėsiesi viešpačiu, jis duos tau savo troškimus ir tu norėsi, ko jis nori. Tu matysi, kaip jis mato ir reaguosi, kaip jis reaguoja. Ir jeigu tu sakai viešpatie, aš tik noriu tavęs, aš noriu ieškoti tavo širdies, aš noriu savo širdį pastatyti į tokią padėtį, kad ji būtų nukreipta į tave ir aš noriu, kad tu mane pripildytum savo troškimais, savo aistra, savo viziją. Jei tu tai padarai, visi dalykai, kurių jis nenori, kad tu darytum, tu nustosi juos daręs. Tu pradėsi norėti daryti dalykus, kuriuos jis nori, kad tu darytum. O kiti dalykai tiesiog išnyks ir tu sakysi, man daugiau nebereikia to daryti.